Po dviračių žygio 222 km už metų nusprendžiam leistis į didesnę kelionę – dviračiais apvažiuoti aplink Lietuvą. Šiemet prie mūsų prisijungė kelionių entuziastas Tomas. Po ilgo laiko nesimatymų žygio išvakarėse nusiperkame alaus ir dar kartą peržiūrime maršrutą. Matuojame žygio atributiką, specialiai šiai kelioniai pasigaminame marškinėlius ir klijuojamės kelionės logotipus ant dviračių. Kosgi čia? Dėl to, kad padauginam alaus, pamirštam įsidėti pagrindinius remontavimo įrankius. Dar aš pamirštu dviračio kamerą. Vėliau visų šių dalykų kelionėje labai trūko. Nevėl apsigalvoti. Nevėl? Raudona dažniuot, vyrai, ką? Laikas važiuoti. 30 metų su dviračiais važinėti. Pajudėjom. Oi, žygio diena. Vakar išgėrėm po 7 alaus. Ne visi? Nebereiktų per žygį gerti. Ai, žygis baigsis po 15 minučių. Tu po 15, po 3? Ką padaryti? Kelkis ant šaligatvę, įtvarkom. Man girštas vyrai. O man jo bagažinė tabaluojasi. Po Tomo jau su padanga kažkas negerai. Reikia mums patekti kažkaip ant tilto ir bandysim, kad į kitą pusę nueiti užsitemti dviračius į kalną. Tvora. Kas anamka? Furvos neužspaudė ant tiltą. O po to kita fūra važiavo iš paskas. Ir aš sudariau didžiulį kamštį ant tiltą. Skuodžio, kiek turi jėgų. Baigėsi kelias. Rūkština, rūpus miltas. Man kuprinė? Bandysim tokiais keliais važiuoti. Turim kelionės dieną nesio džiungliai. Nešti į vandenį? Jau turim bėdą su oru, padangom. Padangom, kamerą. Bėdą su oru turim. Bėdą su oru. Pakeitėm kitą su blogu ventiliu. Nekančių dviračio pardavėjai. Kaip? Nefilmuok. Rakiūra kamera. Tai žmogus išvažiavo dabar ieškoti parduotuvės. Zapiškį. Jau, pirks klijuoji švitrinę popierių. Aš švitriuosi. A tu ilsiesi. Įdomu, kiek valandų? Daug. Šit setup vadinasi Mykola bėdas. 2 valandos jau. Nu, reiks bandyti. Arba išvažiuosim kartą, arba nežinau, ką reiks daryti. O aš valgau bambomis, arūns klijuoja man padangą. O aš nieko nedarau. Beveik po 3 valandų galėsim pajudėti. Mykola bėdas. Mykola bėdas jau baigėsi.
paleidom Andrių vieną. Man padangų prakiūra visai. Dabar šis tuščiai. Palikom Tomą vieną. Bandysim Čiondrę miestą pasiekti. Gal ras kamerą, o aš gal kokią sudėbėlę bandysiu pas žmogų paprašyti, gal turės. Atiduoti ar parduoti. Bus matyti. Nu va, kaip ir radau kamerą, pažiūrėsim, ar tiks ar ne. Privažiavo kažkokie vaikai, sako, reikia ratą, kameros, jo, sakau, reikia. Nusivežė į kažkokius miškus, sako, sustok, palauk, atvešiu. Sustojau, palaukiau, atvešiu. Dabar važiuoju pas Tomą, dar kažkur 10 km atgal. Ilsėsi, ne, o aš važiuoju. Nu, va, vėl susitvarkėm. Galėsim minti. Pas Čiondrę, laukia prieplaukoj mūsų. Dabar yra 17 PM3, nuvažiavom gal kiam kilometrą tik tais per dieną. Stovim, laukiam ir nežinom, kada atplauks. Kažkur Čiondrė kitoj pusėje. Prie bažnyčios, sakė. Prie bažnyčios? Sakė, ten milžinišką kalną. Kaip tau į tokį kalną? Kaip filmuoji, netrodo, kad statu. Įsikursim užmiestį. Užmiestį. Miestą vidury. Miestą vidury. Visai gražią vietą radom. Nušienauta pievutė. 10 valandų neturim ką veikti. Ir šalta. Ir šalta. Rytas. Palapinės apkybusios šliužais. Tai ką, jie tikriausiai išvarė padangos ieškoti. O aš tuo tarpu bandysiu gal bulvę nuskusti. Kas, pavargai? Pavargai. Man dabar iškart matuotis, da bandyti atraukti iki Jurgo. Kamerą turi? Turiu kamerą ir padangas. Kaip nori? Kaip nori, dabar gal? Gal dabar bandyti. Kad nereiktų stoti. O, man nupirka paduką, blidėlį. Čiondrė nusipirka virvės. Ką demonstruoji? Tops nusipirka padangą su kamera ir paduką. Ir paduką, ir vandens. Vandens bambalių porą. Prašau, puodas rūgštynis sriubos. Ant Nemuno krantą. Susirinkom daiktus, važiuojam į Jurbarką. Aš tai važiuoju namų. Namų. Nes telefoną paėmė. Dabar lipame ant Serėdžiaus piliakalnio, ant kurio 1293–1363 metais stovėjo Pieštvės pilis. I'll try.
truputį pavažiavus privažiuojame Raudonės pilį ir dabar einame ją aplankyti. Ką, sunku vestis? Nu tai davai, pirmin. Aš važiuosiu. Vyračiai turi vieną menkudę problemėlę, kai jas reikia ištempti tokį skalus. Valyti negaliu. Pilies rūmuose dabar veikia Raudonės pagrindinė mokykla. Pirmosios pilys Nemuno pakrantėje statytos dar apie 1300 metus, kaip kovų su kryžiuočiais gynybiniai postai. Po Žalgirio mūšio jų svarba sunyko. Tačiau pilys atgimė 16-17 amžiuje, kai Nemunas tapo prekybos keliu. Papasakok savo nuotiks. Galvojau, nuvažiuosiu, akmenai kaip prasidėjo, buvo taip, jau nebesuvaldo dviračio, drastas, taip. O dabar tai bus... Aš mačiau, kad griūniu. Kaip pasileido tais akmenais. Mašinas važiuoju, matai. Aš nepataikiau visų. Ai, šitą nuvažiavo, žiūri, arūns ant tą užlegė, nebė kaip užšokti. Važiuoju, šis ten nugriuvo. Nu, 5 kartus vos ten galvojau, čia va bus ir pabaigo žygę. Žiūri, dulkiai nebesisvaldo. Man priek nebevaldžia iš vis dviračio, stabdo nestovi, čiauži. Ratai kertasi, duobės, švitinėjai mašinas prieki. Jau čia matėm, kad aš persigandęs, vairą bando suvaldyti. Antrąją kelionės dieną teko jau pajusti ir lietaus. Teko stoti ir savo peršlampamus krepšius bandėme uždengti tiesiog šiukšlių maišais. Apsipirkom Maksimui vakarienę. Varysim kažkur ieškoti, kur apsistoti dabar. Pravažiavę Jurbarką pamatėme apleistą sodybą ir šalia esantį karjerą. Bandėme apsistoti sodyboje, bet po kurio laiko nusprendėme įsikurti šalia karjero. Pradedu suprasti, kur viską laiku. Rašysi? Negali... Filmuosi? Filmuosi, kaip rašysi. Reikia atsiminti, kas čia vyka. Man lengviau prisiminti peržiūrint. Jau. Kad taip nuvažiuoji kažkaip, tingisi berašyti, negalvoti. Nors tik antroji kelionės diena, bet šiandien nuovargis jau jautėsi. Miegot nuėjom apie 9:30. Rytinį himną sugrotas. Važiuojam žiūrėti senosios technikos. Jo. Traktorių, kombainų. Šis muziejus nebuvo mūsų planuose, mes į jį užsukome tik pamatę nuorodą. Senovinės technikos muziejus
Smalininkuose pradėjo veikti 2004 metais. Čia surinkti ne tik senovės technikos pavyzdžiai, bet ir šio krašto praeities istorinė medžiaga. Šio muziejaus įkūrėjas Justinas Stonys panaudojo muziejaus įkūrimo pradžiai išsaugotas istorinės vertybės, dokumentus, knygas ir įvairius daiktus priklausančius jo tėvams ir seneliams. Pasižiūrė, nėra raktų. Vėl teko klijuoti padangą. Toms net narvuoja, sakė nebefilmuoti. Reiks kitą dviratį reikės pirkti. Jau kūrė planus, kaip kitą dviratį nusipirkti. O kas nepatogiausia, Andris išvažiavo vienas be telefono. Ir dabar neaišku, kuris mūsų lauks. Andris užsišyka. Ką susiklijavom, atrodo gerai, ne? Tikėkimės dabar ilgiau palaikys. Varom čiondės. 2 valandas vijomės Andrių ir staiga jį pamatome atvažiuojant priešais. Važiuodami pro šalį nepraleidome ir Rambyno kalną. Pasigrožėjome Nemunu iš aukščiau, papietavom, pailsėjom ir patraukėm toliau. Po Nemune keisi padangą, ne? Ne. Ne? Tikiuosi nekeis. Neprikalbėk vėl, vietų prikarktėjai, dabar vėl noriu prikarktėjai. Išvažiavę į pagrindinį kelią, vilkomės liemenes ir aš savo žemėlapį palikau tiesiog ant krepšių. Ir žinoma, aš jį pamečiau. Mūsų tikslas buvo važiuoti palei upę, bet nei vienas nesuvokėme, kaip netyčia kirtome upę ir atsidūrėme Baltarusijoje. Jau darosi įdomu, nes nebeaišku, kur važiuoti.
turėdami tik vandens likučius gertuvėse, teko ieškoti namų, kuriuose galėtume pasipildyti savo atsargas. Šiąnakt miegosi ant šieno. Visi mes miegosim ant šieno. Mano šieno. Sėdėdama šalia palapinės stebėjau saulėlydį ir galvojau, kad tik nepradėtų lyti. Pakylo vėjas ir jaučiu, kad mano nuojauta pasitvirtins. Po visą naktį trukusio lietaus ryte atsikėliau baloje. Tiksliau sulaukiau ryto baloje. Kad sušilčiau, sugalvojau užsivirti sriubos. Pagrindas buvo nestabilus, apačioje buvo šienas, tai nusprendžiau viryklę prilaikyti kojomis. To pasekoje apsipylė verdantį vandenį kojas. Pilna palapinė garų, kojos skauda. Jo, turiu. Pusryčiam virsim bulbienę. Biškį palyja, nė vieną sausą drabužę nebeturiu. Andriaus ligarselė. Gal nuskenda. Geroji tada nesibaigs. Ir vandenį jau net sėmė iš palapinės. Reikia. Valgom virtus bulvis su kečupu garstyčiom. Kranais, kodėl? Ai, kranais. Įdėk. Arnoldas Švarcnegeris. 10:30 išvažiuosim. Beveik kaip visą laiką. Beveik kaip visą laiką, atrodo gal 12 jau. Per lietų greičiau pakuojame. 10:30 dabar. Well, I'm back again for another night of trying to break free from this sadness that I can't lay to rest.
this old honky tonk. She does feel like home. And the music with the laughter seemed to soothe my loneliness. Yra kelias, o mes važiuojam kelkraščiu. Kokia nuomonė apie vėją? Be nuomonės šio klausimo. Kokia nuomonė apie vėją? Lengva mintis ant vėją, ne? Kaip? Kaip tau? Jaučiuosi, kad tapau būrę. O tas forelė, ar forelė laivas, tada iš tavo stadvarė, ten sakė, yra ir švyturys. Kurį galime apžiūrėti. Kažkokį perkėlį. Iš senovinę perkėlį. Tai, bet tiesą sakė, tas nežino, ar irgi jie reikia ne. Reikia vien skambinti. Nori skambinti, skambinti. $250 litrų ir Nidą pasiektume šiandien. Už 4 kilometrų kažkoks bokštas. Važiuojam pažiūrėti. Kas nutiko? Toviškai. Kas gina? Nieka, pasitaiko. Pasitaiko. Ką tu čia darė? Virto biškai. Aš galvoju, kad išpozavo prieš kamerą. Tas nukryta bandė sustoti. Juodasis peslys Martynas. O. Nakvosi čia? Neškit kokius. Šį vakarą įsikūrėme apžvalgos aikštelėje, stovėdami geriam arbatą ir grožimės saulėlydžiu.
Ekstremą darysi. Ekstremą. Задействовать бортовые батареи. Sabonė baterijos paskutinį kartą žaidė už Lietuvą. Sabonė batas. Visuokis, jeigu nori. Sabonė baterijos paskutinį kartą už Lietuvą žaidė.